Labas visiems, su jumis šiandien aš Gabi ir darau naują video, kuris bus klausimai atsakymai. Jeigu aš žiūrėsiu čia į apačią, nepykit, aš tiesiog žiūriu į kompą, nes... Jo. Pirmas klausimas bus iš mergaitės, kuri man jį uždavė Facebook'e, tai yra Lina, ir jį man parašė, gali perduoti linkėjimus. Taip, tau linkėjimai, myliu ir dar linkėjimai mano koldunėliui Nastijai, ar kaip jin ten sakė pasakyti, nepamenu. Antras klausimas, ką jinai uždavė, tai yra senai filmuoji. Filmuoju jau tikrai senai, porą metų, bet video pradėjau kelti į šitą YouTube'ės kanalą kažkur prieš 4 mėnesius. Trečias, ar galėtum parodyti savo pačius pirmus video? Aš pačių pirmųjų video neturiu, tai negaliu parodyti. Ketvirtas, įjunk mėgstamiausias dainas. Aš turiu labai daug mėgstamiausių dainų, tai tiesiog nueikit į mano playlistą YouTube'ai. Kaip išdrįsai įkelti pirmą video. Tiesiog labai norėjau ir įkėliau, negalvojau, ką kiti pasakys. Ir Shadow paklausė, ko norėtum dirbti. Aš norėčiau būti aktorė arba kokia nors radio laidų vedėja. Milita Norvaišaitė paklausė, ar turiu bachūrą. Jo. Ta prasme, pusė per pusę. Ir turiu, ir ne. Miglė parašė, labas, kaip einas tavo Ubag Life, myliu tave Gabytė. Mano Ubag Life einas perfekto, aš žiauriai gerai gyvenu ir tiesiog, kaip ubagas gyvenu žiauriai aukštumoje, aš irgi tave myliu. Bučkis tau. Gina paklausė, jeigu aš dabar, va, tarkim, norėčiau, jeigu atvarytum į Vilnių, vaikščiotum gatvė ir pamatytum tą berniuką, apie kurį pasakoji video, ir jis stovėtų ir žiūrėtų tiesiai tave, ką darytum. Pasakyčiau, kaip jam sekas. Tarė paklausė, ką darytum, jei pamatytum, kad visas pasaulis iš ponių. Pajodinėčiau. Greta paklausė, ar esu kada nors apgaudinėjus savo vaikiną. Ne. Ovilė paklausė, ar paaukotum savo gyvybę dėl mamos. Tikriausiai jo. Ar esi kažką įsimylėjus, paklausė Rusne. Tai taip, ar tu selfinės, dabar ne, ir šiaip aš selfintis nelabai mėgstu. Ir trečias klausimas, mėgstamiausias spalva ir gėlė. Mėgstamiausias spalva būtų juoda, o gėlė tikriausiai būtų balta rožė. Mes klausimas, ar tu pjaustys? Taip, buvo toks momentas, kai aš pjaušiaus. Antras klausimas yra, norėjai nusižudyti, kodėl? Taip, norėjau nusižudyti ir tai buvo ne vieną kartą. Tiesiog tuo momentu buvau depresijoje, buvau labai sunkioj padėty ir manau, kad tuo momentu jaučiausi labai silpna ir nereikalinga niekam. Jeigu va jūs taip jaučiatės, nebijokit man parašyti, aš visada atrašysiu. Ar į Facebooką, ar po komentaru parašykit man. Kaip nors susisieksim. Aš irgi jūs visas labai myliu, tai linkėjimai Dijai, Gustei ir Odetai. Bučkis, kokie tavo mėgstamiausi ledai? Mano mėgstamiausi ledai yra vaisiniai. Ar laukiu vasaros? Taip, beprotiškai laukiu vasaros, nes kas jos nelaukia, kokį maistą labiausiai mėgstu. Labiausiai mėgstu vaisius ir daržovės. Ir ar tu esi vegetarė? Taip, aš esu vegetarė per brūkšnelį veganė. Veganė yra būti labai sunku, tai aš jau pusę metų vegetarė. Gabija paklausė, ką patartum toms, kurios visada trokšta kurti video, bet bijo. Nebijot, patarčiau perlipti per tą savo ribą, kur tu bijai. Ir koks skirtumas, ką pasakys kiti. Svarbiausia, tu darai, kas tau patinka ir tu jauties laimingas tai darydamas. Ką nuveiktum per 48 valandas, jeigu tau jų tiek liktų? Išsiveščiau tokį vieną žmogų į lauką. Pasakyčiau jam viską, ką apie jį galvoju. Nusiveščiau į ežerą ir išsimaudyčiau su juo. Šiaip, Mantas manęs paklausė, kokia tavo buvo didžiausia svajonė, kai buvai maža. Aš iš tikrųjų labai mėgau gyvūnus ir mano didžiausia svajonė buvo, kad aš nebebūčiau alergiška katėm ir kad galėčiau turėti kačiuką. Ir pamenu, kaip verkdavau kiekvieną vakarą, kad negaliu turėti, nes man mama tiesiog neleisdavo, bet vėliau nusipirkom. Edvinas parašė geriausią klausimą, tai yra labas. Labuks. Augustė paklausė, ar tu sau graži? Ne, aš iš tikrųjų galiu pasakyti atvirai, kad nesu sau aš graži ir aš labai nemėgstu, kai man sako, kad aš esu graži, nes aš tuo netikiu. Aš sau esu labai negraži ir aš sau nepatinku ir aš, jeigu galėčiau, aš pakeiščiau šitą bulvę į kažką gražesnio, bet jau susigyvenau su tuo tikriausiai. Kornelija pasakė, vaikino idealas, tai būtų drąsus, linksmas, atviras, mielas, draugiškas.
Kiek jūs laiko su Karolina esat geriausios draugės, paklausė Gabrielė. Tai yra apie 2 metai kažkur mes esam geriausios draugės, bet esam pažįstamos nuo 3 klasės. Gabi vlogs paklausė, ar darysi fanmeetą su fanais. Taip, žadu daryti fanmeetą su fanais. Ar dažnai dažaisi? Ne, dažaus nedažnai, nebent pasidažau antakius ir blakstienas. Ar tau patinka kurti video? Taip, man patinka kurti video ir aš tikriausiai nekurčiau, jeigu man nepatiktų. Elvyra paklausė, ar planuoji savo sekėjus kažkaip pavadinti, kaip kiti unicorns ir taip toliau. Iš tikrųjų labai norėčiau jūs kažkaip pavadinti, tai jeigu turit kažkokių pasiūlymų, galite rašyti komentarus, nes labai fainai būtų kaip nors jūs vadinti, turėti savo kažkokį išskirtinį pavadinimą. Aistė paklausė, jeigu galėtum turėti bet kokią supergalę, kokia jį būtų, tai būtų skaityti mintis, nes labai daug žmonių šiais laikais yra dviveidžiai ir aš norėčiau žinot, ką kiti mąsto apie mane. Gabrielė parašė, ar mieste tave kas nors atpažįsta ir ar prieina pasisveikina. Atpažįsta ne vienas, va buvau Akropolį ir atpažino ne vienas, bet priejo pasisveikins, tai tik viena mergaitė, tai yra Gabija. Ir jai didžiausi linkėjimai nuo manęs iš viso širdies, kai jinai su manim pabendravo. Vardas pavardė pasakė, pasakyk 5 pliusus ir 5 minusus apie save. Esu draugiška, visada padedu, visada išklausau, mėgstu apsikabint, nemoku pykt ir minusai būtų esu pavidi. Kartais daug nusišneku, nemėgstu savęs, daug miegu, daug valgau. Greta, mano draugė, paklausė, ar esi kam nors alergiška. Taip, esu alergiška beveik viskam, tai yra saldainiams, šokoladui, medui, visokiem vaisiam, daržovėm. Jūs ten paperdėt? Net aš girdėjau! Ne, nu jūs tai žiaurus. Ir vienas klausimas iš Dagniaus. Ar matai, kaip tavo fanai bando tvarkingai surašyti klausimus? Jie taip stengiasi dėl tavęs. Taip, dėl to aš visus jūs labai myliu. Ir čia buvo paskutinis klausimas, nes jų labai daug. Ir Q&A aš dar padarysiu tikrai ne vieną, tai yra klausimai, atsakymai. Visus jūs aš labai myliu. Ačiū už klausimus. Nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Aš jūs visus be proto myliu. Nepykite, jeigu neatsakiau į jūsų klausimą. Ate. Pum.